ačiū gerbiamai Nijolei už tokį išsamų pranešimą. Ir dabar norėčiau pakviesti Algirdą Petronį, kuris mums paskaitys pranešimą rengimo santuokos sakramentui praktikos perspektyvos atsižvelgiant į šeimos sinodo įžvalgas. Sveiki, būsiu iš tų, kurie su multimedija. Matosi? Gal paimsiu ranką, bus paprasčiau. Gerbiami ekscelencijos, mėly kolegos, aš šiandieną noriu su jumis pasidalinti tiesiog mintimis, apmąstymais apie mūsų darbą. Ir turbūt tokia pagrindinė linija, kurią aš kalbėsiu, tai bus apie ruošimą, kuriame yra du aspektai. Vienas mes kalbam apie tikėjimą ir kitas yra, kad mes kalbam apie poros santykius ir bendravimą šeimą. Ir tarsi iškyla klausimas kartais vienose ir kitose situacijose, planuojant programą, vedant užsiėmimus, kuris nors iš šitų dviejų aspektų yra centrinis. Gal iš tikrųjų centrinė yra ta tikėjimo tema, o bendravimo ir sutuoktinių santykių temos yra tiesiog, toks kaip prizas, papildomai, kad, kaip natūraliai šeimai, taip prigimtiniai šeimai gerai ruošti žmonės apie bendravimą, apie dar ką nors, taip ir čia, taip sakant, pridedant. O gal atvirkščiai bendravimo ir šeimos gyvenimo temos yra centrinės, o tie tikėjimo dalykai yra, mes jiems truputį primenam, ką jie jau ir taip turėtų žinoti, bei tokį apie santuokos sakramento specifiškumą kažkaip tai jiem pasakom. Aš mėgstu visokias schemutes ir multiplikaciniais filmukais geriausia vaizduoti sudėtingas idėjas, tai čia yra tokia schemutė, reiškia, du žmonės ir raudona linija, tai yra, kai mes kalbam apie sutuoktinių santykius ir jų tarpusavio bendravimą, šeimos gyvenimą, mes kalbam tai, kas vyksta tarp tų dviejų žmonių. Ir pradžioje noriu kalbėti apie šitą dalį, atsižvelgdamas į sinodo ataskaitą. Sinodo ataskaitoje labai daug yra kalbama apie šitą, pavadinkim, žmogišką ir šeimos gyvenimo lygmenį. Tai yra, čia bus tiesiog citatos viena kita, reiškia. Tai vienas dalykas, kad šeimoje sutuoktiniai mokosi žmogiškumo, tai yra žmogiškumo mokykla. Kita idėjų grupė, arba reiškia, tai yra apie santykių pobūdį. Ir čia yra citatos, apie tai, kad žmonės jaučia poreikį rūpinti savo asmenius, santykių kokybę ir kad tai gali vesti link didesnio dovanojimo vienas kitam ir rūpesčio vienas kitų, abipusiškumo ir tas harmonijos poreikis santykiuose yra svarbu. Taip pat yra kalbama apie tai, kad emocinis brandumas yra labai svarbu šeimoms, tai yra svarbu bręsti emociškai. Aišku, mes suprantam, kad brendimas tai nėra vienkartinis įvykis, kad tai yra procesas, jam reikia laiko, patirties įgyjimo, kad tai nėra kaip tom, kas žinot, istorija apie Karlsoną ir mažylį, kai Karlsonas pasodino kauliuką į vazonėlį ir vis ateidavo ir sitraukdavo, pažiūrėdavo ir jau paaugo. Tai mes kartais galime irgi tai bandyti su tais sužadėtiniais, žiūrėti, ar jau paaugo. Aišku, norėtųsi, kad jie greičiau augtų. Taip pat yra kalbama apie problemas, apie individualizmo pavojų, apie emocinį šaltumą, apie tai, kad tėvų dažnai nėra ir ne vien dėl ekonominių priežasčių tėčiai nedalyvauja šeimos gyvenime, apie moterų diskriminaciją. Ir turbūt būtų galima ir daugiau kitų problemų tenai rasti minimų. Ir kaip atsakymas į tai eina kalba apie tai, kad yra būtina lavinti šeimas, būtina lavinti sutuoktinius, būtent ir šito, pavadinkim, šeimos gyvenimo klausimais.
ir kad reikia tų lavinimo būdų. Ir mes čia suprantam, kad santuokos sakramentas tęsiasi visą gyvenimą, jis yra įgyvendinimas gyvenimo bėgyje ir tai nėra, kai mes ruošiam santuokos sakramentui, tai nėra, kad mes žmonės ruošiam iššauti šampano, reiškia, butelį ir po to jau jį išmesti. Ne, tai yra panašiau tai, kad mes ruošiam žmonės pasisodinti medį ir jį auginti. Tai mes turėtume kalbėti ne tik apie tai, kaip ten pasodinti sodinuką, bet ir kaip po to prižiūrėti, kaip ten per šalnas, žiemą ir panašiai. Tai būtų ruošimas santuokos sakramentui. Dabar kaip yra su, čia vėl raudonom linijom, ar ne, santykiai su Dievu, jie irgi yra svarbus, apie juos taip pat kalbama sinodo ataskaitoje ir irgi čia tiesiog trumpos citatos ir tokios mintis arba idėjos, kurios ten skamba, tai yra santykis su Dievu yra svarbus santuokai ir apie tai yra svarbu kalbėti, tai neišeina to kažkaip patraukti šoną, tai svarbi dalis ir centrinė dalis. Dvasinio gyvenimo praktika, ne, veiksmai, ne tik tai žinojimas, bet ir tai, kaip žmonės gyvena, yra svarbi. Dabar kartais mes, kai kalbam apie sužadėtinius, mes pradedam sakyti, koks tas jų tikėjimas. Ne? Tyrimai rodo, 85% jau gyvena kartu, nuolat mes patys kalbam arba girdim tokį niurzgėjimą, kad jie tokiasi bažnyčioje, nes giminės verčia, nes tokios tradicijos, nes ten gražiau, nes ateina ruoštis į kursus tik todėl, kad jiems yra privaloma ir turbūt yra tiesos, yra ir tokių. Mes čia visai neseniai šį pavasarį darėm tokią apklausėlę sužadėtinių ir pavyzdžiui teiginiui, kad Dievas yra, 81% veikiau pritarė nei nepritarė. Kai kurie iš jų yra visiškai pritarė 100%, kai kurie veikiau pritarė nei nepritarė. Taigi virš 80% yra vienareikšmiškai religingi žmonės. 7% yra labiau abejojantis, bet jie irgi palieka tai galimybę, kad Dievas yra. Beveik 2% visiškai nepritarė tą idėją. Taigi netoks jau didelis yra tų tokių visiškų idėjinių ateistų, pavadinkime, procentas. Požiūris į santuoką. Į priesaiką žiūriu rimtai, 91% visiškai sutinka, 10 balų. Likusieji mano, kad jų tas požiūrio rimtumas nėra visiškai tobulas, renkasi 9, 8 arba 7 balus. Mažiau nėra, iš 200 žmonių. Požiūris į santuoką. Man priimtinas santuokos neišardomumo idealas. Toks teiginys, 60% visiškai pritarė. 99,5% labiau pritarė negu nepritarė. Ir yra 0,5%, dabar neatsimenu, man atrodo, tai yra vienas žmogus, kuris ten pasirinko ar 4 balus, ar kiek, tai reiškia, jau krypsta į tą abejojimą, tą nepritarimo pusę, bet vis tiek jam tai dėka kažkaip tas požiūris, va taip jis vertina. Požiūris į santuoką vėlgi nori turėti vaikų. Tokia formuluotė. Visiškai pritarė 95, visiškai nepritarė 1, likusieji dalinai pritarė. Na, sužadėti nuomonės apie Jėzų. Aš 100% neparodžiu. Požiūris į santuoką. Taip, sužadėtinių nuomonės apie Jėzų. Čia yra įdomu. Kad Jėzus yra Dievas, visiškai pritarė 27%, visiškai, reiškia 100%, visiškai nepritarė 15%. Kad Jėzus yra Dievo sūnus, visiškai pritarė 52%, visiškai nepritarė 6%. Ne? Ir atitinkamai kiti ten punktai jūs matote. Bet ne taip viskas paprasta, čia galima nusišypsoti, yra labai įdomu, kad Jėzus yra Dievas, 70% visiškai pritarė arba labiau pritarė negu nepritarė. Taigi apie 70% teologinė šitą idėją kaip ir yra įvaldę, pavadinkime. 15% visiškai nepritarė, kad yra Dievas, iš jų beveik pusė, 43% visiškai pritarė teiginiui, kad Jėzus yra Dievo sūnus. Taigi yra 7% tokių žmonių tarp sužadėtinių, kurie galvoja, kad Jėzus nėra Dievas, bet yra Dievo sūnus. Aš nežinau, ar tikrai mes galime manyti, kad jie yra tokie sąmoningi, kaip kolega, jis išmano to, sakė, monofizitai, kaip kas ten taip mąstė, reiškia.
kad jie yra tokie sąmoningi. Greičiausiai mes kalbame apie tam tikrą mišrainę jų galvoje, tam tikrą painiavą teologinėse savokose, kada jie prisimena, reiškia, tą vardan Dievo tėvo, nu ir sūnaus ir šventosios dvasios, reiškia. Tai yra, kur kablelį dedi, ar kaip akcentus dedi. Tai reiškia, kad iš tikrųjų tam tikra painiava jų galvose yra. Ir turbūt mes, jeigu imtume kitus klausimus bažnyčios mokymo, tos painiavos mes rastume dar daugiau. Čia buvo prieš kursus šitie žmonės apklausyti. Jie tokie ateina. Taigi, mes turime daug sužadėtinių, nemažą procentą, kurie dažniausiai yra geranoriški, bet vienas kitas ten yra toks idėjinis ateistas, bet iš to aš spėčiau, kad jų galvose painiavos yra labai daug ir ką daryti su tais, kurie toli nuo idealo. Aišku, mes visi toli nuo idealo ir turbūt visi norėtume, kad mus kažkaip gailestingai ir kantriai lydėtų link to idealo ir turbūt čia vėlgi ir apie tą tiesos sakymą, ir apie meilę galima būtų prisiminti tai, ką Germanijolė kalbėjo, kad tas būdas iš tikrųjų būtų lydėti ir auginti tos žmonės. Ir aišku, kalbėti neviniojant kai kurių gal dalykų į vatą.